Šiandien žiniose. Statistikos departamento duomenimis Panevėžyje gyvena vos 103 000 gyventojų. Mieste padaugėjo sergančiųjų ūmiomis kvėpavimo takų infekcijomis. Privačių namų gyventojams planuojama dalinti žaliųjų atliekų konteinerius. Į Laisvės aikštę sugrįžta projektą Susitikime penktadienį. Lietuvoje šiuo metu gyvena 3 53 000 žmonių. Tokius išankstinius gyventojų surašymo duomenis paskelbė Statistikos departamentas. Tai 430 000 mažiau nei prieš 10 metų. Gyventojų mažėja visuose Lietuvos miestuose, Panevėžyje beliko vos daugiau nei 100 000 žmonių. Panevėžio mieste yra 103,5 tūkstančiai. Praėjusio surašymo duomenims buvo 119,8 tūkstančio. Bet tai ne vien tik tai mažėjimas tos migracijos dėka, taipogi ir natūralus prieaugis labai mažėja, kadangi gimstamumas mažas, o mirtingumas didelis. Todėl dar negalime pasakyti, ar tie duomenys bus jau tikrai pasitvirtins, kai bus galutiniai, jie bus skelbiami 13 tik tai metais dar, nes jie dabar bus visi skenuojami duomenys, skirstami ten ir vedama visa apskaita. Pasak Panevėžio teritorinės statistikos valdybos viršininkės Julijos Budreikienės, rajone situacija šiek tiek stabilesnė, čia nejaučiamas toks ženklus gyventojų mažėjimas kaip mieste. Pas mus Panevėžio rajone tas skaičius truputį stabilesnis ir sukasi apie 43 000 gyventojų, kadangi priemiestiniai tie kaimai, gyvenvietės, jie daugiau sutraukia miestiečių matyt ir tas skaičius žymiai tas mažėjimo procentas gyventojų rajone mažesnis. Todėl vis tas skaičius ir sukasi apie 43. Kai jau suvesim galutinius duomenis, žiūrėsim tada, kiek ten pasitvirtins. Nors surašinėtojai pas gyventojus jau nebevaikšto nuo gegužės 9-osios, tačiau tie, kurie nesusirašė, iki mėnesio pabaigos vis dar gali tai padaryti užsukę į teritorinių surašymo skyrius. Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Panevėžio apskrityje per pastarąsias savaitės didėja. Beveik 80% sergančiųjų sudaro vaikai iki 17 metų amžiaus. Praėjusią savaitę sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Panevėžio apskrityje buvo 22,3 atvejo 10 000 gyventojų. Didžiausias sergamumas buvo registruotas Rokiškio rajone ir Panevėžio mieste. Tuo tarpu Pasvalio rajone gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų nebuvo registruota. Praėjusią savaitę sergamumas išaugo Rokiškio ir Biržų rajonuose. Tačiau, jei palygintume tas dvi pirmasias gegužės savaitės, yra stebima, kad Panevėžio mieste, Panevėžio rajone ir Kupiškio rajone jau stebimas sumažėjęs sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, o Pasvale jo išvis nebuvo registruota. Pasak specialistės, išaugusių sergančiųjų skaičių lėmė itin permainingi orai. Per pirmąją gegužės savaitę buvo atšalimas, o praėjusią savaitę jau užplūdo šiluma. Šią savaitę taip pat per pirmąsias dienas stebimas atšalimas, o toliau jau pranašaujama šiluma. Todėl tie temperatūros svyravimai ir lėmė padidėjusi ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijas. Siekiant apsisaugoti nuo ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, svarbu dažnai plauti rankas su muilu, stengtis išsaugoti gerą bendrą sveikatos būklę, būti fiziškai aktyviais bei tinkamai apsirengti. Įgyvendinant Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą, prie individualių gyvenamųjų namų ketinama pastatyti bioskaidžių atliekų kompostavimo konteinerius, kurie bus skirti augalinės kilmės ir žaliosioms atliekoms kompostuoti. Kompostavimas padės mažinti sąvartynų plotus, grėsmę paviršiniams bei požeminiams vandenims, gruntui, dirvožemiui, taip pat saugos ir tausos aplinką. Vadovaujantis valstybinio atliekų tvarkymo strategijos planu, biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas turi užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų iki 2013 metų nedaugiau kaip 50% 2000 metų biologiškai skaidžių atliekų kiekį.
Dėl to Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendina projektą Panevėžio regiono komunalinio atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Šio projekto gyvendinimo metu individualių namų gyventojams bus išdalinti biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo konteineriai. Šiuose konteineriuose galima kompostuoti žaliasias atliekas, žolę, piktžolės, taip pat maisto atliekas. Ir susidariusias durpes naudoti tręšimui. Regiono gyventojams planuojama išdalyti 1600 litrų talpos kompostavimo konteinerių, tačiau norintys juos gauti miesto savivaldybėje turi užpildyti specialią anketą. Klausimynę reikia pateikti duomenis, ar turi sutartį su atliekų vežėju, ar kompostuoja žaliasias atliekas, ar nori turėti konteinerį ir kiek yra šeimos narių ir kokio dydžio yra sklypas. Šį klausimyną galima rasti savivaldybės tinklapį Panevėžys LT arba atėjus savivaldybės priimamąjį prie pirmos darbo vietos. Užpildytą anketą į savivaldybės priimamąjį reikia atnešti iki gegužės 27 dienos. Šią vasarą miesto Laisvės aikštėje vėl bus tęsiamas pernai didelio panevėžiečių susidomėjimo sulaukęs projektas Susitikime penktadienį. Pernai metų šitas Laisvės atgaivinimo projektas buvo vienas iš tokių įdomiausių, originaliausių ir tikriausiai nustebinusių ir savivaldybės darbuotojus, ir manau, kad bendruomenės narius, nes visi matėm, kad Laisvės aikštė yra tokia apmirusi ir nuliūdusi ir nebėra traukos taškas, nes, aišku, parduotuvės išsikėlė iš miesto centro. Ir tai, kad visa bendruomenė kartu nusprendė atgaivinti aikštę ir susitelkė ir taip aktyviai dalyvavo, ir vieni aktyviai, kiti pasyviai dalyvavo būtent aikštės atgaivinime, tai tikrai mus labai visus džiugina. Ir mes be abejonės tokius projektus planuojame tęsti ir aš galvoju, kad tai vienas iš tų sėkmingiausių dalykų, kurie atsitiko per pastaruosius metus. Laisvės aikštėje panevėžiečių lauks koncertai, parodo, šokių projektai bei prekybininkai, iš kurių šiemet nebus renkama vietinė rinkliava. Projekte yra ir daugiau naujovių. Atsiras literatūros erdvė, vyks krepšinio turnyrai, mažuosius kvies vaikų džiaugsmo žemė. Šiemet iš tikro vyks tokios masinės šokio pamokos, taip kad tie, kurie pasyviai pernai dalyvavo, šiemet galės aktyviau sudalyvauti ir patys prisijungti prie šokių, kuriuos mokys profesionalai, šokių mokytojai. Taip, kad Laisvės aikštėje bateliai bus būtini. Be abejo, ir Dūdų vasara taip pat linksmins mus visus lankyti. Šiemet vienas iš tokių dar įdomesnių taškų, kurių pasigedo pernai panevėžiečiai, tai toks atsiranda literatūrinis kampas, kuriame vyks susitikimai ir su Respublikos rašytojais, ir su vietiniais poetais, rašytojais, literatais, taip kad būtent literatūros, poezijos gerbėjams mes irgi susiradom naują erdvę. Labai dar kviečiame sporto klubus, organizacijas, kurie pasijungtų, labai norėtųsi, galbūt kažkas galėtų organizuoti šaškių turnyrus ar kažkaip galvosūkių žaidimus įvairius. Tai tikrai kviestume tuos, kurie būtų suinteresuoti ar kuriems patiems būtų įdomu ir pažaisti, ir kitus įjungti į žaidimą, dar prisidėti irgi taip pat prie viso veiksmo. Be jokios abejonės ir daug koncertų, daug atlikėjų. Šiemet projektą Susitikime penktadienį panevėžiečius pakvies valandą anksčiau, nuo 16 valandos, o pirmieji renginiai numatyti jau gegužės 27 dieną.